Labą dieną. Vėl nauja mūsų laida Žmogus visuomenė valstybė. Aš esu Saulius Spurga ir šiandien pradedame laidą labai unikalioje vietoje. Tai yra Rokiškio rajone, Bagdoniškio dvare. Esame gamtos prieglobstyje. Čia yra įvairių unikalių dalykų. Tai yra skirtingo lygio tvenkiniai, cilteliai, yra savotiškas parkas. Visą tai sukūrė Mykolas Riomeris ir kalbamės su jo dukterimi Jadvyga Riomeryte Vitkauskiene, kuri daug gali papasakoti ir apie šią vietovę, ir apie savo tėtį, ir žinoma apie savo pačios gyvenimą. Tokios mūsų pagrindinės šio pokalbio temos. Ir pirmas klausimas, kaip jūs prisimenate šias vietas, nes jūsų tėtis šalia namo, kuris yra senas Riomerių giminės namas, 1925 pastatė naują namą ir įrengė čia unikalią aplinką. Sveiki. Malonu, ačiū, kad aplankėte. Ir apie Bagdoniškį galima būtų kalbėti ilgai. Galima pradėti nuo istorijos ir galima kalbėti nuo tos dalies, kurią pastatė mano tėvas, kur sukūrė savo. Senajam dvare, kaip čia yra vadinama, senajam dvare, ten, kur jis yra gimęs, jie gyveno, senelis Mykolas Kazimieras gyveno nuo 1867 metų, kada jis būdamas jaunas, 22 metų, vedė Tukalaitę ir jie atsikėlė į jam padovanotą Bagdoniškio dvarą. Jam buvo padovanojęs senelis, jo senelis, kada jis buvo 7 metų. Nes jis buvo našlaitis, neturėjo tėvų, tai seneliai jį augino. Ir jis gyveno Vilniuje, Bokšto gatvėje. O kada jau susitokė, tada jam buvo pasakyta važiuoti į Bagdoniškį ir savarankiškai gyventi. Ir kaip aš skaitau visur, tai Bagdoniškio suklestėjimo metai ir buvo tie valdant Mykolui Kazimierui. Jis buvo baigęs žemės ūkio, nežinau kokio lygio mokslus Lenkijoje, pietuose Lenkijos, dabar neprisimenu to miesto. Nu ir buvo kaip ir specialistas tokio dalyko. Tai jis atvažiavo čia su žmona, su jauna žmona, jam 22, jai 20 metų ir pradėjo patys kurti čia dvarą. Nu, dvaras jau buvo, bet aplinką viską statyti, galvoti, kas čia bus, koks čia ūkis bus ir taip toliau. Ir jie susilaukė 7 vaikų. Vienas iš jų mirė mažiukas, o 6 augo. Buvo 5 dukterys ir mano tėtis jauniausias. Senelis, aišku, labai norėjo, kad mano tėtis perimtų visą Bagdoniškio dvarą ir padėtų rūpintis ūkio reikalais. O tas kaip tik to ir nenorėjo. Buvo visai kitoks žmogus, linkęs į mokslą ir mokėsi ir baigė ten Peterburge universitetą, nu žodžiu. Jis prie ūkio nelinko, todėl jo santykiai su tėvu buvo gana įtempti. Be to tėvas buvo labai ryškus polonistas. O mano tėvas buvo labiau demokratiškas, jis buvo labiau linkęs elgtis taip, kaip jo motina. Žodžiu, jų santykiai jo, kaip sakiau, buvo nelabai. Jis visą laiką dirbo kažkur tai kitur, į Bagdoniškį atvažiuodavo tik atostogauti. Bagdoniškį be galo mylėjo, labai mylėjo. Turėjo tenai senajam name kambarį visą gyvenimą. Ir kada jau mes gyvenam čia, jis kasdien, absoliučiai kasdien eidavo į senąjį dvarą ir būtinai užeidavo į tą kambarį, kuris iki galo buvo likęs jo kambariu. Nu, žodžiu, jis pradėjo čia statytis savo sklypą, formuoti namą, sodinti medžius. Turėjo sodininką, turėjo ūkvedį, kuris viską prižiūrėdavo.
Nu ir kaip tik tuo metu, kada dirbo Hagoje, kada atlyginimas buvo didesnis, daug labai įdėjo čia į Bagdoniškį. Susikūrė viską ir tai buvo 25 metai. Ir aš dabar galvoju, kaip nedaug jam teko tuo Bagdoniškiu savo sklypu pasidžiaugti. Nes praktiškai iki 40 metų. O toliau tai jau prasidėjo toks neaiškumas visiškas. Bet jeigu tiksliau, yra kelios versijos, kodėl jisai pasistatė atskirai namą. Ar jisai nesutarė su seserimis, ar šiaip norėjo tiesiog... Jis ne tai, kad nesutarė su seserimis, jis nenorėjo maišytis. Taip. Jis norėjo turėti savo atskirą gyvenimą. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jo asmeninis gyvenimas buvo pakankamai komplikuotas, todėl irgi jis nenorėjo. Seserys buvo irgi labai lenkės, labai polonistės. Nors visi jie mokėjo lietuviškai, bet jie kalbėdavo lenkiškai. Su darbininkais, kurie jau nemokėjo lietuviškai, tai jau, lenkiškai, tai jau tada kalbėdavo ir lietuviškai. O mano tėtis kalbėjo lietuviškai. Ir mes namuose visada kalbėdavom lietuviškai, lietuvių kalba. Kartais, kai nenorėdavo, kad mes ką nors ten girdėtumėm, tai kalbėdavo ir lenkiškai. Jūs labai įdomiai savo prisiminimuose rašote, kad tėtis būtinai norėjo jūs išmokyti lenkiškai, bet Taip. jūs kažkaip nelabai. Taip. Jis labai norėjo mus išmokyti lenkiškai, skaitydavo mums pasakas lenkų kalba ir knygutės buvo lenkiškos ir prašydavo papasakot, ką supratom. Mes viską būdavom supratę, aš ir vyresnė sesuo. Bet mes atsakydavom tik lietuviškai, mes nenorėjom kalbėti. Ne tai, kad nemokėjom, nenorėjom, kategoriškai nenorėjom. Bet jūs rašote irgi, kad jūsų teta, bent jau viena, kažkaip gavo lenkiškus dokumentus ir išvyko. Čia senajam name liko jo sesuo ir jie, čia man atrodo, kad buvo 46 gal metai, kada buvo lenkų kilmės žmonėm leista išvažiuoti, tiesiog išvažiavo. Paliko viską ir išvažiavo, kadangi jau čia gyvenimo vis tiek matė, kad nebėra. O kitų seserų koks likimas? Antra sesuo jau buvo mirusi, viena sesuo buvo mirusi jauna, gimdydama mirė, liko berniukas, kurį užaugino irgi romeriai. Viena sesuo buvo ištekėjusi už Komarovskio, tai Kamarauskienė vadinosi čia. Tai gal, ne, ir dar viena buvo taip vyriausia. Išvažiavo, visi išvažiavo iš čia, visi. Bet va, jūsų tėvelis reiškia... O jis nevažiavo, neišvažiavo ir mes likom. Ir tada mes, žinot kaip, pirmiausia, tai kiek aš prisimenu, tai aš įsivaizduoju, kad aš prisimenu iš paskutinės jo vasaros, kadangi anksčiau aš negalėčiau prisiminti. Taip, jisai mirė, kai jums buvo 4,5 metų. Ne, jis mirė, man buvo 5 metai, bet buvo suėję prieš 3 savaitės. Taip. Faktiškai tą, ką prisimenu, 4 su viršum. Ir tą vasarą aš labai daug ką prisimenu. Ta paskutinė vasara Bagdoniškiai, čia kai mes leidom puikiai laiką, jis visą laiką rašė, nesijautė dar tokios, nesijautė tos okupacijos dar taip labai, bent vaikų požiūrio. Ir galų gale jie susiruošė išvažiuoti į Vilnių, jis tenai turėjo dirbti universitete, katedros vedėjo. Ir aš prisimenu tą išvažiavimą puikiai. Prisimenu, kaip mes susikraustėm į tokį sunkvežimį ir išvykom. O čia, kada buvom, tai buvo labai gerai gyventi tada. Nors jau buvo nebeaišku, pavyzdžiui, ar pieninė mūsų, ar ne mūsų, ar anas namas mūsų, ar ne mūsų ir taip toliau. Žodžiu, viskas jau buvo taip, kažkaip taip plaukiojo. Bet čia buvo unikalių dalykų. Vienas tai buvo gongas. Taip. Kad pietums berods du dūžiai, vakarieniai vienas, Taip. Bet man ypač įdomus yra protėvių kambarys, Taip. kur ten kabėjo portretai riomerių. Taip. Ir toks buvo auklėjimas, kad štai riomeriai visi buvo labai teisingi, sąžiningi ir jūs matot, tokios. Kaip, jeigu dabar kalbam apie aną namą, jūs ten nueisit ir pažiūrėsit, pamatysit viską, nors dabar yra, aišku, perstatyta. Čia anam name tas buvo protėvių kambarys? Ten mūsų name. Šitam name? Taip, antram aukšte buvo kabinetas. Kabinetas irgi buvo, jo kabinetas buvo gana įdomus. Turėjo stiklinę sieną, kas buvo įdomu, kadangi tai buvo mansarda.
O mansardoje vidurinis kambarys neturėjo langų. Iš galo kambariai turėjo langus į galus, o vidurinis ne. Tai buvo protėvių kambarys, buvo sukabinti portretai daug, tiesiog visos sienos nukabintos. Ir mes juos apžiūrinėdavom. Tėtis sakydavo, kad jie stebi, mato ir iš tikrųjų tų portretų akis, tų žmonių akis atrodo žiūrėdavo. Eini į kitą pusę kambario ir tos akis stebi. Ir jis visada aiškindavo, kad kalbi su žmogum, žiūrėk į akis, žmogus tada tave supranta ir protėviai tą ir signalizuoja, kad reikia kalbėti taip. Kabinetas, Taip. kabinetas buvo labai patraukli vieta mums vaikams, bet tai buvo vienintelė vieta, kur buvo negalima eiti. Tai buvo tikrai labai įdomu. Aš ten viską absoliučiai žinojau, galima buvo eiti, kada jis yra, bet jeigu jo nėra kabinete, tai eiti kabinetą negalima savarankiškai. Kabinete žinojom absoliučiai visus daiktus. Iš viso vaikystėje, matot, nebuvo nei televizoriaus, nei tų telefonų, todėl viskas buvo, ką matai. Viską ten žinojom. Ten buvo rašomas stalas, toks gana masyvus, fotelis, aptrauktas tokia žalia gelombe. Ir tas stalas stovėjo vidury to kabineto, ne prie sienos kokios nors, bet vidury. Į kairę pusę buvo balkonas, labai didelis. Man atrodė, kad labai didelis, gal jis toks didelis ir nebuvo, bet atrodė didelis. Iš kabineto reiškia įėjimas į balkoną ir kita siena, priešais esanti siena stiklinė. Tai jeigu esi protėvių kambarį, galima buvo žiūrėti, kas ten ką daro. Bet lipti mums į antrą aukštą, kada jis dirbdavo, buvo negalima. Tik tai, kada nedirba. Ir dar buvo vienas kambarys vadinamas svečių kambariu. Ten buvo tokia pusiau biblioteka, pusiau svečių kambarys, labai gražus kambarys. Turėjo langus į rytus ir į pietus, po 2 langus. Didelis kambarys, dabar visiškai sugadintas, pamatysit, jeigu užlipsit. Toks buvo išsikišimas, aš galiu parodyti nuotrauką, bet nežinau, ar čia pavyks pažiūrėti. Toks buvo įsikišimas ir tas turėjo taip pat balkoną, tas kambarys. Čia, žiūrėkit, gal jeigu matysite. Va čia jis išsikišęs toks iš virš namo, paskui pažiūrėsit. Ir iš to balkono buvo galima šviesomis susisiekti su Antanašės dvaru, kuris Romeriams priklausė ir buvo prie Obelių, maždaug keli kilometrai nuo Obelių ir keli kilometrai nuo čia kokie 5. Ir taip pat, tai čia buvo į rytus, taip į šiaurės rytus. O kiti langai buvo kitoje sienoje į pietus ir galima buvo matyti Kriaunų dvarą irgi su šviesomis. Tai šviesomis susisiekti, tai ar tiesiog pamatyti šviesas, Tiesiog pamatyti ar šviesą. signalą ar kokį siųsdavo? Nežinau apie signalą, bet šviesos tai reiškia, kad viskas kaip ir tvarkoj, ten gyvės veikia. Žodžiu, tai. Nes ir tas dvaras buvo, Antanašės priklausė jo dėdei, kaip čia pasakyti, tėvo dėdei, tai čia ir paskui jo vaikams. O Kriaunų irgi jiems tik tai į kitą pusę. Žodžiu, ir į Kriaunų, ir į Obelių buvo maždaug toks pat atstumas po kokius 5-6 gal kilometrų. Tai ir matėsi. Tai va toks buvo svečių kambarys. Apačioj buvo mėlynasis kambarys. Toks pavadinimas. Mėlynasis kambarys, kurio sienos buvo dekoruotos įdomiai. Viršuje buvo pieštos 4 mūzos. Tai buvo poezijos, muzikos, geografijos ir astronomijos. Taip. Irgi buvo gana gražu. Po to buvo kitas kambarys susisiekiantis durimis. Ėjo koridorius pirmiausia per visą namą išilgai, bet iš kambario į kambarį irgi buvo durys, tai ten mes gyvenom, vaikai. Gale koridoriaus buvo irgi gražus kambarys, didelis, kadangi kampinis. Kampiniai kambariai visi buvo labai gražus, kadangi turėjo daug langų į 2 pusės. Tai tas galinis kambarys vadinosi senelių namai. Ten gyveno mūsų seneliai. Nu, vat, dar buvo
valgomasis labai didelis, virš 50 gal kvadratų, aš taip galvoju. O jo gale buvo toks truputį pakilimas ir ten toks jau saloninis kampelis buvo. Stovėjo dar toks staliukas šachmatų paviršiumi, kuris mėgdavo lošti, jeigu atvažiuodavo jo sūnėnas iš Kavoliškio Kamarauskai gyveno. Nu, va, taip atrodė namas. Namui jis labai daug lėšų įdėjo, savo asmeninių lėšų. Ir ką? Nu, va, tai tą vasarą Bagdonišky labai puikiai mes praleidom. Pažinojom visus medžius, viską mes apžiūrėjom, viską, kas tik tai kur ten yra, viską žinojom. Aš ir vyresnė mano sesuo. Jeigu skaitėt tos atsiminimus vadinamus, tai apie Altanką žinot, apie Gongą žinot, apie viską žinot. Va, toks. O šiaip man Bagdoniškis kelia dviejopus jausmus. Iš vienos pusės man malonu prisiminti, man čia gražu, aš čia viską žinau, absoliučiai žinau ir dabar visus medžius ir krūmus ir taip toliau. Neskaitant naujų, kurie išaugo. Iš kitos pusės jis kelia daug tokių to laikotarpio neigiamų jausmų. Neigiamų būdavo, bet čia jau kada tėčio nebuvo. Kada mes buvom grįžę iš Vilniaus ir čia gyvenom, 6 metus mes čia gyvenom. Buvo pokaris, tikrai labai įtemptas laikas, labai baisus. Nežinau, ar apie tai dabar kalbėsim. Gal dar sugrįžkime šiek tiek į tuos geruosius laikus. Taip. Vis dėlto čia ir tvenkinių ta sistema, ir tilteliai. Čia turbūt ištisas buvo toks mažas pasaulis. Toks mažas miestelis. Mažas miestelis ir čia atrodo 25 šeimos taip gyveno. Kiek šeimų aš nežinau, bet aš esu suskaičiavusi, kad žmonių čia buvo 55. Tai va, prašau. Daug labai žmonių buvo. Čia ir dirbo, ir gyveno, ir prižiūrėjo. Taip, ir dirbo, gyveno, prižiūrėjo, ir ūkvedis, ir sodininkas, ir čia visokių buvo. Ir tie žmonės, jie buvo labai pagarboj, su jais labai skaitydavosi, tikrai. Ir žmonės buvo geros nuomonės, taip atrodė. Bet vėliau paaiškėjo, kad ne visi. Daug žmonių buvo, didelis judėjimas vyko. Daug gėlių buvo, mėgo gėlės mano tėtis. Bendrai mėgo aplinką tvarkyti ir mėgo pats viską daryti, gal ne kast su kastuvu, bet daryti. Čia jie yra pasodinę su mama Beržų alėją, žinot gal, ar gal nežinot, tai Vytautas parodės. Patys asmeniškai pasodino, dabar jinai kaip ir niekam nepriklauso, nežinau, bet mums jos irgi neatidavė. Nu ką mes čia dar darydavom? Tėtis tai dirbdavo. Kiekvieną dieną po pusryčių eidavo į savo kabinetą ir dirbdavo. Negaliu pasakyti iki kurios valandos, bet iki pietų tai tikrai. Apačioj mes ten trindavomės ir jo tas šuo Saima, kurią be galo mylėjo ir labai gražus šuo buvo didelis Newfoundlandas. Kaip sakė, Lietuvoje buvo tik 2 tuo metu, vienas Kėdainiuose, kitas čia. Čia Suomija jam padovanojo. Suomija padovanojo ir su visų vardu. O vardas tai Didžiausio ežero Saima Suomijoje. Čia Saima tai buvo garsiausias šuo. Tai vat, kai tik tai jis nusileisdavo, iškart prie jo prisistatydavo Saima ir eidavo jie pasivaikščioti. Kiekvieną dieną irgi vaikščiodavo po sklypą, po Bagdoniškį. Ir kiekvieną dieną, kaip sakiau, eidavo į savo gimtąjį namą. Ir jis buvo labai tėtis geras. Aš tėtį prisimenu taip. Didelis, šiltas ir minkštas. O toks. Nei jo amžiaus, nieko nors kito aš nežinojau tada. Ir niekada nesibardavo, niekada nekeldavo balso ir apskritai buvo linkęs visus sutaikyti, jeigu kaip. Visus va taip, kad viskas būtų gerai. Su mumis jis užsiimdavo ir skaitydavo pasakas ir aš net sakyčiau, kad gal daugiau negu mama, nes mama darė visai kitus dalykus. Jinai mėgo rankdarbius labai, buvo baigusi ten, Kaune baigė, paskui su juo kartu gyvendama. Kažkokia buvo dailės darbų mokykla, tai buvo, maždaug, aš manau, kad proftechninė, dabar būtų lygio kažkas tokia.
Tai jinai užsiimdavo tokiais darbais ir ūkio reikalais jinai užsiimdavo kartu su ūkvedžiu, žiūrėdavo knygas, visą kitą. O tėtis po pietų mums laiko skirdavo. Ir kai jis eidavo pasivaikščioti, mes labai mėgom bėgti iš paskos. Bet jis eidavo tolokai, sutikdavo žmonės kaimo ir pasisveikindavo. Ir žmonės labai dažnai turėdavo klausimų jam, klausdavo ko nors. Nes jam atrodė, kad jis turi viską žinoti. Klausinėdavo, jis mokėjo bendrauti ir mėgo bendrauti su žmonėm. Nu ir paskui eidavo visada į senąjį dvarą. Tai taip mes ir leidom laiką. Galų gale jūs nuvykote į Vilnių. Taip, ir 44 rudenį. Ir 45 vasario mėnesį tėvelis staiga netikėtai mirė. Žinot, pasakyti, kad visai netikėtai, aš manau, negalima. Jos sveikatos problemų buvo visą laiką. Daug buvo sveikatos problemų. Kaip aš dabar manau, gal buvo širdies nepakankamumas, kažkas tai tokio matyti ir jis jautė, kad jo gyvenimas eina į pabaigą. Ir taip, kada mes nuvažiavom gal rudenį, turbūt rugsėjo mėnesį ir va tiek jis ir ta gyveno Vilniuje. Bet jisai dar turėjo vieną ypatybę, kad jisai 35 metus rašė dienoraštį. Taip. Ar turėjo jisai laiką kažkokį paros skirtą tam? Manau, kad po pietų jis rašydavo dienoraštį. Tarp kitko, aš turiu jo pirmąjį dienoraštį, kurį jis rašė, kai jam buvo 12 metų. O tokį tai dar nepublikuotas? Ne. Pas mane yra originalas. Nu, tai ten, aišku, vaikiški pastebėjimai, tai ėjo maudytis, tai su šuniu ten kažką darė, tai vėl kažkur tai. Bet rašė visą laiką. Ir jis jį baigė rašyti vasario 19. Reiškia, jis vis dėlto kelias dienas jau jautėsi blogai. Ir aš prisimenu puikiai tą dieną, kai parvedė mus iš darželio Vilniuje kažkas, nežinau kas. Ir mes sutikom jį išnešamą iš namų neštuvais. Ir aš prisimenu tarp 2 ir 1 aukšto, aš prisiplojau prie sienos, kad galėtų tie neštuvai praeiti. Ir jisai, tie nešėjai sustojo, jis mus, su seserim vyresnė aš buvau, jis mus peržegnojo, bet nepasakė nieko, visiškai nieko. Aš galvoju, kad jam užspaudė gerklę, turbūt jis gal nebegalėjo pasakyti. Nu, tiesiog gal iš susijaudinimo jis neištarė nieko. Ir tada jis turbūt 2 dieną ir mirė. Tai tik tai dar noriu, kadangi gal dar ir sugrįšim prie tų dienoraščių, bet kad 35 metus rašė dienoraštį, tai čia dar galima įsivaizduoti, bet kad nepraleido nei vienos dienos. Taip. Tai va čia jau yra tikrai pasiekimas, čia jau toks didžiulis atkaklumas ir nepaprasta motyvacija, tokia spyruoklė, ar gera nuotaika, ar bloga, ar, vis tiek, taip. Jo, ar sergi, ar gerai jautiesi, ar blogai, ar turi laiko, nu, juk būna gyvenime, kad vat neturi nei minutės, taip laiko kažkur. Nu, taip. Ir tas dienoraštis yra iš kitos pusės ir labai atviras. Ir aš taip galvoju, kad vis tik tai žmogus turėjo būti labai stiprus, kad galėtų be pagražinimų, be jokių tokių nesiteisindamas rašyti taip, kaip buvo. Iš vienos pusės apie asmeninį gyvenimą, iš kitos pusės apie valstybės gyvenimą, apie viską, absoliučiai apie viską, kur jis buvo šiandien, ką jis matė, ar buvo posėdį kokiam, ar buvo namuose, ar sirgo, ar buvo svečiuose. Jeigu svečiuose, ką valgyti atnešė ant stalo, viskas surašyta smulkiausiai. Nu, tai tikrai yra neįtikėtina. Tai ar labai. Jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojat, kodėl jis tai rašė? Ar jis rašė savo, ar jis vis dėlto tikėjosi, kad tai istorija... Žinot, aš galvoju apie tai, ar jis rašė savo. Iš vienos pusės, kai ką galima galvoti, kad rašė savo, bet iš kitos pusės labai daug yra ir apie Lietuvą prirašyta, apie visokius veikėjus, apie politinius įvykius. Politinius įvykius, taip, tai tada reikia galvoti, kad gal jis galvojo, kad ir turės kokią vertę vėliau. Ir tiesa, jis buvo nurodęs, kad galima bus skaityti tos dienoraščius praėjus 25 metam po jo mirties. Man atrodo, kad jis terminą padavė per mažą.
reikėjo ilgiau dar palaikyti. Nu, bet tai buvo nurodyta. Ir su tais dienoraščiais vėl buvo, čia kada prasidėjo šitokie dalykai, tai buvo nepaprastai pavojinga ir sudėtinga juos saugoti, kur tik tai jų nekaišiojo, kad kiek buvo namuose, dalį jis atidavė į Vrublevskių biblioteką, bet dalis tai buvo namie. Tai aš prisimenu, kai dėdavo tos dienoraščius, vyniodavo į kažkokią medžiagą, dėdavo į tokios didžiulės pintos dėžės dugną, ant viršaus pridėdavo obuolių, žodžiu, slaptindavo kaip galėdavo. Paskui vežė dalį pas mamos brolį į kaimą ir ten kažkur tai, nu, nežinau, kažkokiam pastate irgi ant aukšto paslėpė. Ir ten knygų buvo daug nuvežta. Bet vos spėjo iš ten pasiimti, kai tą dėdę išvežė į Sibirą ir viskas būtų pranykę. Bet spėjo pasiimti iš ten. Tai va taip slapstėm. Dabar, jeigu pereinam prie pokario, kai mes jau čia grįžom. Kai grįžom, tai mes nieko nebežinojom, kas čia mūsų, kas čia ne mūsų, čia jau niekas ne mūsų, mes, žodžiu, tik tai tam name ir jau kaip ir niekas čia ne mūsų. Dabar įsivaizduokit, aš dabar, kai žiūriu ir galvoju, va šitas keliukas eina. Atvažiuodavo Palutarka, jūs turbūt nežinot, kas tai yra. Jūs tai jo labiau. Palutarka tai yra 1,5 tonos galingumo sunkvežimis, turbūt kažkas tai tokio. Atvažiuodavo Palutarka, kūzavas pilnas šitų vadinamų liaudies gynėjų, pas mus čia jos vadindavo skrebais. Čia sustoja, iššoka į abi pusės šautuvais ant nugaros. Ir ką jie mato? Mato ten kažkokį namą keistą, ar ne? Didelis, nežmoniškas, kažkoks tai, kur kaime neturėtų būti ir taip toliau. Reiškia, čia gyvena blogas. Ir iškart puola prie to namo. Ir va tas durų daužimas, tai mane iki dabar veikia. Taip daužydavo duris, kad juos įleistų ir jie įėję darydavo kratą. Jie neturėjo jokio dokumento. Bet jūsų senelis su jais dar pasikalbėdavo? Mano senelis visą laiką ginčydavosi. Ir aš labai bijodavau, kad seneliui blogai baigsis. Mes visą laiką jį kalbinėdavom, tu nesiginčyk, tu jam nieko nesakyk. Jis bėgdavo į balkoną ir iš balkono rėkdavo, Juozapai, šventas Juozapai, gelbėk, bandytai užpuolė. Tie iš pačios sako, mes ne bandytai. Ai, visi taip sako. Nu, žodžiu, jie jį nukrapštydavo iš ten. Šausim. Šaukit, jeigu tiesą turit. Nu, bet nenušovė, ačiū Dievui. Tada ateina į vidų, pradeda daryti kratą. Ieško, bet o gal jie ir turėjo nurodymą čia daryti kratą, nežinau. Nes vis dėlto jie ieškodavo stalčiuose visur. O gal jie ieškodavo ką paimti, sunku pasakyti. O šitas dalykas buvo labai nemalonus. Miškinių čia irgi buvo, kaip pas mus juos vadino miškiniais. Ateidavo irgi, aš netgi vieną kartą maistą jiems nešiau. Man buvo nurodyta nunešti klojimą ir padėti ant aslos. Ir aš atsimenu, kai aš nuėjau, man tada jau buvo gal kokie 8 metai ar 7. Nuėjau, nunešiau su krepšiu, kaip senelė davė, taip ir nunešiau. Padėjau servetėlę, padėjau dubenėlius ir aš jaučiau, kad mane kažkas stebi, man taip atrodė. Ir kuo greičiau iš ten dingau. Paskui nuėjau surinkti visko, viskas buvo tuščia suvalgyta. Reiškia, buvo atėję iš miško tie žmonės. Dar vienas labai baisus buvo įvykis, tai mūriniam namelį, kuris yra už tilto. Nušovė vyrą ir moterį, nežinia kas. Neaišku, vieni žmonės sakė, kad tai buvo miškiniai, kiti žmonės sakė, kad tai buvo vietiniai šitie NKVDistai. Nes tas vyriškis, kuris gyveno tam namelį, buvo seniūnas tuo metu. Ir buvo jau šitos valdžios statytas seniūnas. Ir vat vieną vakarą kažkas atėjo ir jos nušovė jį ir jo žmoną. Vyko 3 maži vaikai. Dar mano senelė atsinešė tą vaiką, jinai surado juos nušautus. Tai jinai atsinešė vaiką, suviniojusi į skarą, bėgo per tiltą, tai va šitą atsimenu vaizdą. Ir atnešė mažą vaiką, kurį reikėjo maudyti, nes buvo krūvinas visas. Nu, taip ir liko paslapti, kas nušovė. Žmonės ir taip sakė, ir taip sakė.
iš tikrųjų jau pasikeitė visiškai gyvenimas Visiškai. ir dvaro ta istorija tokia. Taip, jau apie dvarą reikėjo tylėti. Taip, ir labai liūdna. Ta istorija, jūs turėjote išsikelti į Panevėžį po to. Vieną dieną mama iškvietė į Obelių vykdomąjį komitetą ir jai pasakė, kad nuo rytdienos jūs turit išvykti, nes čia bus mokykla. Ne jūsų name. Nebuvo niekur paminėta, kad jūsų name, pavyzdžiui. Tame name bus mokykla. Rytoj prašom čia išnykti, duosim sunkvežimį, susidėkit ir važiuokit. Kur važiuoti reikia? Tiesa? Taip. Kur važiuoti? Tada mama kreipėsi per savo augintinę, turėjo jie augintinę, dar aš nepaminėjau, tai jinai dirbo pas Paleckį, o jis tada buvo prezidiumo pirmininkas. Taip. Jinai paprašė jo, jis paskambino į Obelius, ir žodžiu, tą reikalą atidėjo. Gavom tokį laišką, kuriame buvo parašyta, jums leidžiama gyventi name, kieno name neaišku, pakol, aš tai jų žodžiai sakau, pakol vaikai baigs pavasario egzaminus. Mes mokėmės, aš gal buvau 6 klasėje, man sesuo 8 turbūt. Nu ir ką. O tai buvo gegužės mėnuo, tie vaikų egzaminai tuoj baigėsi, bet per tą mėnesį, kol vyko tie egzaminai ir kol buvo leista dar būti, mama susirado, kad galima Aš nežinau, kas jai patarė į Panevėžį išsikelt. Jinai susirado ten tokį butuką, vieno kambario butą. Kambarį, ne butą, nu kokį name. Ir mes išvažiavom, įsivaizduokit, iš tokio didelio namo, kuriame buvo 10 kambarių, išvažiavom į vieno kambario butą su vienu sunkvežimiu. O buvot jūs ir dar 2 seserys, taip? Mes, taip, aš ir 2 seserys. Tai va. 4 žmonės vienam kambarį ir su vienu sunkvežimiu, kiek galima į sunkvežimį tilpt daiktų. Patys jau tokie reikalingiausi. Nuvažiavom. Gerai, nuvažiavom, tai nuvažiavom. Bet ką daryti ten tam Panevėžyje? Aišku, kadangi jau buvo pasibaigę mokslo metai, tai mama pasirūpino ir užrašė mus į mokyklą, į vidurinę mokyklą. Ir pati pradėjo ieškotis kažkokio darbo ar kažko, bet jai jau buvo 47 metai, niekada nedirbusi jokio valdiško darbo. Jinai, aš nežinau kokiu keliu, bet susirado irgi pažįstamą, kuris buvo kilęs čia iš Aleksandravėlės, labai netoli, ponas Tauską, šviesios atminties. Ir jis jai padėjo įsidarbinti siuvimo fabrike. Ir jinai ten pradėjo dirbti, o mes į mokyklą. Čia truputį dar sustokime ir sugrįšime prie šito taško. Bet aš dar noriu paklausti apie tautinį klausimą, bet gal pradėsiu nuo to, kad mirė Mykolas Riomeris 45 vasarį, bet čia jau buvo sugrįžusi sovietinė kariuomenė ir sovietinė tvarka. Tai šiaip nemažai inteligentų pasitraukė į vakarus. Ar jūsų tėtis nesvarstė šito varianto? Žinot, gal ir svarstė, kadangi jam buvo toks siūlymas. Bet jam buvo siūlyti anksčiau, 41 gal metais. Ir jis nutarė, kad jis nieko blogo nepadarė ir jis liks čia. Ir liko. Aš nežinau, ar jis paskui gailėjosi ar nesigailėjo. Mama tai nesigailėjo, kad liko. Ir mama buvo patenkinta, kad ją iš Bagdoniškio išvarė. Kaip jinai sakydavo, ką aš ten būčiau dariusi, kur ten prisitaikyti, tiesa. Nes čia kūrėsi kolūkis ir žodžiu jau nebebuvo kaip. Dar mes nebaigėm apie jūsų tetas, bet jos bent viena tai turėjo, kaip Lenkija, išvyko į Lenkiją, taip? O jūsų tėtis labai daug, va štai irgi, turbūt jūsų išsaugot autobiografija jo yra, tai jis nepaprastai ten daug aprašo savo tautinę tą savimonę, kaip jinai jam atrodė. Tai yra tokia unikali savimonė, kad jisai ir Lenkų save laikė, ir lietuviu,
bet iš esmės dėl to, kad jis nematė tame jokio prieštaravimo. Tai jam buvo kaip vienas ir tas pats. Tai tokia Adomo Mickevičiaus dvasia. Po to jisai, bent jau, kaip sakant, ką galiu aš iš oficialių šaltinių atsekti, kad jisai apsisprendė dėl tokios formuluotės, kad jisai yra Lietuvos Lenkas, bet po to kažkaip jisai gal net ir save jau laikė lietuviu. Nu, žinot, su to tautiškumu tai vėlgi, ta giminė yra labai permaišyta. Jie per vedybas yra su kuo tik tai įvairių tautybių žmonių ten yra pasitaikę. Ir Lenkų, ir Vokiečių, ir Belgų, ir, nu, žodžiu, daug įvairių tautybių žmonių. Pasakyti, kad jie Lenkai, tai taip pat negalima visiškai vienareikšmiškai. Nes... Tai genetiškai, tai čia aišku, jisai taip, ten kilęs iš vokiečių, nu, taip, riterių ir... Pasakyti, ja, tai va tas tautiškumas toks ir gaunasi, kad dabar ar Lenkas, ar lietuvis. Tai čia nu, daugiau... Tai jisai rašė, iš tikrųjų, jisai negali būti Lenkas, nes nei kraujo lenkiško ir net Lenkijos nėra, tik 20 metais jisai pirmą kartą nuvyko į Lenkiją. Taip, tai... nu tai kad Lenkas irgi neišeina, o lietuvis, nu irgi ne visai lietuvis, bet gal... Mano požiūrį, tai greičiau lietuvis negu Lenkas, nes nors ir Lenkas irgi. Bet jis dainoraštį savo rašė lenkiškai, matyt, ta kalba jam buvo, na, vis tiek artimesnė. Bet jis lietuviškai mokėjo ir rašė gerai lietuviškai. Tai be jokios abejonės. Autobiografiją parašė lietuviškai. Taip, daug ką rašė lietuviškai, laiškus rašydavo lietuviškai. Ir jis... Bet kada jis padirbėjo Kaune, kada įsikėlė į Kauną gyventi 20 metais, kai Lenkų buvo okupacija, bet tada jis kažkaip save jau pradėjo skirti prie lietuvių. Taip. Labiau. Nes ir jis dirbo Lietuvai vis dėlto, Lietuvoje ir Lietuvai, nors yra dirbęs ir Lenkijoje, bet vis tiek. Nu, bet visai lietuvių skaityti irgi gal neišeina, nežinau. Ten buvo... įdomių visokių jo biografijoje faktų, kad jis ir Pilsudskio kariaunoje buvo įsirašęs ir gavo iš Pilsudskio pasiūlymą netgi Vidurio Lietuvai turbūt. Kažkas tai buvo tokio, taip, bet man tai nėra labai daug žinoma iš tos pusės. Na, bet yra įtikėtina. Įtikėtina. Ir jisai kažkaip tai Lenkijoje irgi yra žinomas žmogus, galbūt... Labai žinomas ir labai gerbiamas Lenkijoje. Ir jo dienoraščiai Lenkijoje greičiau išleisti negu Lietuvoje. Bet jie tokie, aš turiu juos, jie suspausti labiau. Tai yra truputį pacenzuruoti? Suspausti, kuria prasme? Suspausti... Poligrafiškai? Ar... Taip, ne taip plačiai. Galbūt ne kiekvieną dieną, aš net nežinau. Tai paredaguoti vis dėlto? Paredaguoti, taip. Nepilnas leidimas? Nepilnas. Tai čia labai yra pavojingas dalykas. Žinoma, 3 labai storos knygos sutalpinta, tai daug. Tai žinot, čia yra blogiau negu niekas, kad išleisti. Taip. Jo, nes tai yra gali labai pavojinga, taip. Jo. Nes sakinys paimtas iš kažkur, jis gali visiškai kitą arba prasmę viskas, turėti. Arba jeigu jau tu prisilieti, tai čia jau yra slidus reikalas. Taip. Ką išmest, ką palikti ir spręsti. Taip. Tai mūsų yra jau tuo požiūriu pilnas leidimas, tiksliai viskas išversta. Taigi 3 dukterys Panevėžyje eina į mokyklą. Ir labai puikiai leidžia laiką mokykloje. Taip. Labai gerai pataikėm, labai gerą mokyklą, labai gerą klasę, labai mylėjau savo klasę ir mane mylėjo vaikai, labai gerai priėmė, tikrai labai gerai. Na, susiradau draugų, kurių turiu ir šiandien, taip kad viskas buvo gerai mokykloje. O ką? O toliau buvo viskas aišku, mokykla, po to eini į universitetą, viskas. Nu. Taip, tapote ekonomistė, taip? Taip, tapau ekonomistė. Gerą vyras suradote? Suradau vyrą. Vyras mane surado, tiesą sakant. Buvo jis aukštesniam kursai, bet tai pačioj specialybėje. Tokios pačios specialybės mes buvom. Kažkokioj darbo stovykloje ten buvom kartu ir ten jis mane ir pamatė. Tai ištekėjau po 3 kursų. Jauna, 21 metai buvo.
Sūnus gimė po 2 metų, jau buvau pabaigusi. Gavau gerą paskyrimą, tais laikais gerą, nes tada skirstydavo pagal mokslą, pagal pažangumą. Tas, kas pirmas, tas ir gali rinktis iš visų turimų vietų pasiūlytų. Aš buvau 3, tai gavau neblogą paskyrimą tais laikais ir atlyginimą neblogą. Ir man darbė sekėsi. Paskui jau kažkaip tai labai greitai pradėjo sakyti, kad nebloga ekonomistė ir žodžiu, visą laiką dirbau neblogai. Tas Riomerio vardas, jo žinomumas, turbūt, aš kaip suprantu, iš jūsų atsiminimų, iš kai kurių kitų liudijimų, turėjo tam tikrą įtaką. Turėjo. Ten parašė jums ir raštelį viena pareigūnė, kad čia nereikia liesti šitos šeimos, tiesa? Taip. Ir Paleckis kažką jis ten bandė jums pagelbėti. Taip. Tai... Tarp kitko, vienos pareigūnės, kaip jūs sakot, raštelis mums labai daug padėjo. Nes mama jį laikydavo ir kišdavo jam, kai jie ateidavo, jie, matot, komisarė, tai jie kažkaip tai... Tai švietimo komisarė? Taip, parašė, tai jie kažkaip reaguodavo. Padėjo mums, bet, žinot, buvo įvairiai. Kai aš mokiausi, buvo įvairių dalykų. Buvo mokytojai, tai ne, bet universitete tai dar buvo daug dėstytojų iš anų laikų. Kadangi aš įstojau 57 metais, tai nedaug dar laikų buvo praėjo nuo tėtės mirties. Ir buvo dar tų, kurie su juo kartu dirbo. Tai tie buvo labai teigiamai nusiteikę. Buvo ir atvirkščiai. Buvo naujų tokių kaip TSKP, visokie tenai dėstytojai ir taip toliau. Tie vėl kitai buvo nusiteikę. Bet kai aš atvažiavau stoti, tai buvo tokia priėmimo komisija, aš nežinau, ar dabar yra ar nėra toks dalykas, ir priiminėdavo dokumentus, atestatą ten, charakteristiką, dar kažką. Tai kai aš padaviau dokumentus, man pasakė, o jums pas rektorių reikia vizos. Kokia čia viza? Iš viso nežinojau, kas čia yra. Nuėjau pas rektorių, bet niekam nereikėjo, niekam. Kas davė dokumentus kartu, tai eilėj stovėjau, mačiau, niekam nereikėjo. Nuėjau pas rektorių, o rektorius buvo Bulavas tuo metu. Jis neilgai buvo rektoriumi. O Bulavas buvo iš šitų kraštų visiškai čia pat, čia iš Audros, keli kilometrai nuo Bagdoniškio. Ir be to jis turėjo bendrų darbo reikalų. Jis, aišku, man iš karto parašė, kad tam tą vizą kokią reikėjo ir priėmė mano tos dokumentus. Bet man liko mįslė visam gyvenimui. Kaip jie suprato, kad man reikia eiti pas rektorių. Tai va, čia yra įdomus dalykas. O dar, ar jūs jautėte, kad jūs kažkada identifikuodavo per jūsų gyvenimą, kaip po tokio veikėjo dukterį? Ne. Šito nebuvo? Ne. Jau. Pavardė kita? Pavardė kita ir taip tiesa buvo vieną kartą, kai aš jau dirbau namų statybos kombinate ir ten profsąjungos veikėjas dalindavo kelialapius kur nors. Ir aš panorau nuvažiuoti į Lenkiją. Tai jis man pasakė, što tai dėtačka, с таким прошлым. С каким прошлым, tai ką, aš mokyklą baigiau, atvažiavau, universitetą baigiau. Tai vat. Bet jis jau kažkokią reiškia, bylą kažkokią turėjo. Taip. Jau. Dar tada sugrįžkim, o koks Bagdoniškio likimas? Jūs išvažiavo, čia sakėte mokykla. Žinau, Taip. kad mokykla prakirto langus didesnius. Taip. Mokykla išardė visiškai antrą aukštą, tas protėvių, o kabinetas tai absoliučiai laiptinė. Laiptinė baisi, jeigu nueisit, pamatysit, gal neįsit, nežinau. Žodžiu, laiptinė baisi, nelogiška visiškai. Gražią laiptinę išardė, išmetė, kabinetą išardė, padarė laiptinę, užlipė laiptinę. Ir antram aukšte padarė klases taip pat. Tai reiškia, pakėlė stogą ir dar padarė, žodžiu, antras aukštas absoliučiai pakeistas, sugadintas ir į nieką nepanašus. Pirmam aukšte dar šiaip taip. Bet ne tik mokykla, po to dar kažkas ten buvo. Nežinau, po to kažkoks felčerių buvo, ar kas tenai buvo, paskui biblioteka kokia. Tai mes nevažiavom čia, niekada nieko nežinojom.
Tik 89 metais čia bendruomenė, gal taip sakykime, kaimo, darė sueigą. Tada mus pakvietė. Tai mes atvažiavom 89 metais po 52. Tai matot, kiek metų praėjo. Ir pamatėm, kaip čia gražiai viskas atrodo. Dar apsidžiaugėm, kad tiltas tebestovi, kad namas, nu tada jis labai irgi. Dar jis tada atrodė šiaip taip. Bet po to tą namą buvo įleistas, kas įleido, nežinau, kažkokia bendrovė, kuri gamino kažką iš kailio. Tai jau tie galutinai viską ištraukė, visus langus, duris ir radiatorius, šildymo sistemą sugadino, nu viską, ką tik tai įmanoma. Žodžiu, mes gavom, mums gražino namą, tą mūrinį, svirną. Kitaip sakant, aš suskaičiavau, buvo be 47 langų, viskas buvo be stiklų, be durų, be nieko. Atidaryta. Tai čia ne vienam pastate, čia buvo keliolika šiaip pastatų. Taip, keli pastatai. Žodžiu, gavom tai baisų dalyką. Ir bendrai ten buvo miškas, kai gavom. Kad šituo keliu važiuojant, nesimatė ten to namo, ten iš viso nebuvo galima įtart, kad ten kas nors yra. Čia buvo jau 90 kelinti metai. Bet dar reikėjo įdėti pastangų, kad būtų atgauta ta nuosavybė. Be abejo. Nu, bet jau buvo nutarimas, kad atiduodama nuosavybė. Nu, tai irgi, kaip aš sakau, labai mums taip atėmė. Tai vieną gabalą atidavė 11. Ir tie gabalai buvo išmėtyti visur. Ir man tas žemės ūkio tarnybos gal viršininkas Krionose sakė. Ir taip jums labai gerai gavosi. Nieko čia man, sakau, nesigavo, nes ta, kas buvo, mangi neatiduoda, atiduoda kažkur tai visokiais gabalais išmėtyti. Sakė, taip dar geriau, jeigu norėsit parduoti. Nieko mes nenorėsim parduoti. Tai paskui mums čia reikėjo ir mainyti, dovanoti, keisti, ką tik nori daryti, kol mes taip maždaug sustumdėm tos gabalus. Bet kol dar atgavo, tai 20 metų liktai. Taip, iš viso praėjo 20 metų, kol susitvarkėm galų gale šitą reikalą visą. Dar be to mes 3, mums gražino 3. Visi dokumentai 3, viską reikėjo atidalinti, viena kitai dovanoti, perleisti, visaip kaip daryti. Nu, žodžiu, vargo buvo daug. Dariau aš viską vieną, kadangi jos iš karto abi atsisakė. Vyresnė sesuo gyveno viena, jai visiškai nieko nereikėjo. Jaunesnė pasakė, kad jinai irgi čia nieko nedarys, nori savo parduoti ir pardavė va tą gabalą. Vertingas namas yra tik anas. Jis yra vertingas kaip istorinis, Kaip istorinis. Bet jo, sakyčiau, architektūra tai nėra labai tokia. Kodėl jie, ar Riomeriai nenorėjo pasistatyti tokio tikro dvaro, kaip Tiškevičiai, pavyzdžiui? Ne, tokio nenorėjo. Matot, dar kitas dalykas yra, kad mediniai dvarai yra vertingesni už mūrinius. Taip, turi savo vertę. Ypač dabar ir ypač, kai jūs važiuojat, aš nežinau, iš priekio jūs ten buvot privažiavę. Nu, pravažiuodami matėme. Tik pravažiuodami dabar matėte. nesustojom. Tai matėte tik galą to pastato, o reikia iš priekio pasižiūrėti. Jis įdomesnis truputį. Bet jis šiaip vertingesnis kaip pats pastatas. Nes šitas tai yra vasarnamis tas mūsų, va, tas raudonas. Taip, jis yra rudai raudonas ir čia visi pastatai, netgi koplytstulpis originaliai buvo va štai tokios spalvos. Skandinaviškos. Bet kai mes atgavom, tai jis buvo geltonas. Taip. Tai vat Vytautas savarankiškai, nekreipdamas dėmesio į nieką, ko aš visą laiką bijojau, paėmė ir perdažė vat šitą spalvą. Ir dabar galvoju, kada Bezaras prisikabins, kad perdažytas. Bet vėlgi, ką mes saugom? Jeigu saugom kažką tai, ar ne? Valstybės saugomas. Tai ką saugom? Ar tokį, koks dabar yra, ar tokį, koks buvo? Taip. Buvo tai tokios spalvos, kaip dabar yra. O šitas, kaip jūs įvardėjot, vasarnamis statytas Mykolo Riomerio, jisai kultūros vertybė? Taip. Nors truputį, kaip jūs sakėte, ir langai netokie, ir aukštas pakeistas. Tai vat aš jų ir klausiu, ką saugom? Taip, iš tikrųjų, na... Nu, vat ką saugo? Ką valstybė saugo? Jeigu jis visai netoks, koks buvo, tai ar saugo tokį, koks buvo, ar saugo tokį, koks yra. Ir iš viso, ką reiškia saugom. Nuo ko saugo? Tai panašu, kad nuo savininko saugo.
Nu, čia tikrai paradoksalu. Visai. Jis, matot, anas tai toks, sakytum, istorinis, o tas tai daugiau toks kultūrinis reikalas. Čia dėl pavardės tik tai, aš manyčiau, galima saugoti. O šiaip tokios istorinės vertės, tai jie neturi šitie nauji pastatai. Čiagi nėra seno dvaro pastatai. Taip. Bet vis dėlto jūs atkūrėte jį ir gyvenimui, ir aplinka sutvarkyta. Daugiausia mano vyro dėka, nes aš tai neturiu sveikatos taip ir be to ir nenorėjau kažkaip, tai ir galvojau, o jisai kažkaip labiau. Taip. Bet jūs gyvenote, žinau, turtingą gyvenimą, ta prasme, visavertį ir žinau, kad ir keliaudavot nemažai matėt ir pasaulio, tiesa? Taip, buvom ir Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, kur čia dar Afrikoje, Europoje, čia bent gal ir visose beveik, išskyrus Portugaliją, tiesa, nebuvom. Tai jau čia truputį esate keliauninkė, tai ar čia specialiai jūs tas vedė žingeidumas, ar čia tiesiog... Čia tai gal vedė žingeidumas vis dėlto. Ir tai, kad tiek metų niekur nebuvo galima nosies iškišti, kaip sakiau, su takim prošlim, tai kuda. O nuo 90 metų ir be to mano atsirado tėvo giminės, kurių nebuvo. Visą gyvenimą mes jų kaip ir neturėjom. Jie bijojo prie mūsų prisiliesti irgi, kadangi nežinojo, kaip čia bus pažiūrėta. Tai tada atsirado. Ir pirmiausia atsirado Belgijoje toks Andrius, kuris buvo mano tėvo antros eilės pusbrolio sūnus. O tėvas su tuo pusbroliu labai draugavo visą laiką, Eugenijus Romeris. Tai tas Andrius iš Briuselio pats atvažiavo čia, jie čia irgi atsijėmė savo dvarą prie Tytuvėnų. Tai jisai man labai daug pasaulio atvėrė, papasakojo, kur reikia važiuoti, kad būtinai reikia važiuoti ir taip toliau. Ir mes važinėjom taip. Pavažinėjom, kol dar buvo jėgų, iki 75 metų gal, o paskui jau viskas. O kaip jūsų mamytė, jūs sakėte, kad paradoksaliai net džiaugiasi, kad teko išvykti? Taip, džiaugiasi. Jis sakydavo, gerai, kad jie mane iškraustė, jo žodžiai, ką aš ten būčiau dariusi su vaikais. Kaip jos toliau, jinai dirbo? Toliau jinai padirbo, Panevėžy ten dirbo apie 10 metų, tada gimė mano dariukas. Tai jinai, vieną kartą aš jau nebeturėjau kur dėti, nes reikėjo eiti darbą, man ten moteris, kuri žiūrėjo, negalėjo, kažkas tokio buvo ir aš nuvažiavau su juo į Panevėžį. Tai mama sakė, palik, mes čia 3, nes vyresnė sesuo buvo mažesnė ir mama, mes čia kaip nors susitvarkysim. Tai mes jį palikom ir gal už 2 savaičių paskambino, kad atvežkit visus jo daiktus, jis čia pas mus tegu ir pabūna kurį laiką, patiko ten jam buvo 1 metukai. Tai pabuvo ir kitą vasarą jau mano vyras gavo kitą butą, didesnį truputį, o mamai mes atidavėm tą, sugebėjo jisai tą palikti mamai ir atkraustė ją čia į Vilnių. Taip ir baigėsi jos gyvenimas Panevėžy. Ir dar jinai sakydavo, jūs dar pamatysit, jam pastatys paminklą tėčiui. Tai aš galvoju, paminklo tai jam nereikia, nes jis pats pasistatė. Akmeninio paminklo nereikia. Antanas pastatė. O kokia mama buvo? Kas siejo juos? Jūs sakėt, jisai buvo bajoras, labai nepaprastai intelektualus, valstybininkas, konstitucionalistas, o mama, kas juos siejo? Sunku man pasakyti, mama pirmiausia nebuvo atvira mums to klausimo, kadangi jų pradžia gyvenimo tais laikais buvo, dabar jaunimo jinai priimtina, o tais laikais nebuvo priimtina. Tai jinai to ir nelabai pasakodavo. Aš manau, kad gal jausmai juos siejo. Taip. Bet kas jinai buvo, kokia asmenybė, kuo jinai domėjosi? Jinai domėjosi menu, jinai domėjosi tokiais smulkiais darbais ir kaip aš dabar
skaitau dienoraščius. Mes labai daug ką sužinojom, tarp kitko, iš dienoraščių, ko mes irgi nežinojo, nes mums ne viskas buvo pasakojama. Aš supratau, kad jinai dar turėjo polinkį ir ekonomiką, kad jinai tvarkė labai gerai jo ūkio reikalus. Jis buvo patenkintas. Nuo Bet to ir prasidėjo pradžia. Jūsų minėtas Kamarauskas, Taip. sūnėnas, irgi tvarkė ūkio reikalus. Taip, Hektoras, vyresnis senelis, senasis Mykolas Kazimieras, galvojo, kam čia dabar įgalioti ir ką čia vien dukteris, vien tie žentais nelabai pasitikėjo. Tai jis nutarė, kad geriausiai tiks ūkiui arba Hektoras, arba Henrikas. Henrikas tai buvo mirusios dukters sūnus, kuri gimdydama mirė jaunutė labai. Bet jie jį užaugino. Ir galų gale apsisprendė, kad Hektoras bus geriausias. Ir jis čia tvarkė visus dvaro reikalus. Ūkio. Jis su Kamarauskiene, jie Kamarovskiai, bet juos vadino čia vietoj taip Kamarauskais, o Mečkovską vadino Meškauskiene. Su Kamarauskiene jis buvo labai geruose santykiuose ir labai bendraudavo, o Hektoras tai jisgi buvo, matot, mes esam, kaip čia pasakyti, per vieną kartą vėliau. Mūsų pusbroliai yra, galima sakyti, mūsų turėtų būti tėvo amžiaus. Tai Hektoras atvažiuodavo pas jį, jie lošdavo šachmatais, jie politikuodavo, jie, žodžiu, daug labai turėjo bendrų reikalų. Ir ką aš čia norėjau dabar? Kad ir mama šiek tiek tvarkė Mama ūkio taip, reikalus. jam labai padėjo ūkio reikaluose su ūkvedžiu, nes ūkvedžiai irgi būdavo, žinot, ūkvedžiai irgi kiekvienas ir savo žiūrėdavo kaip ką. Juos reikėdavo taip pat kontroliuoti. Taip, reikalai sunkus. O kaip jūs jautėtės sovietų santvarkoje? Ar žvelgėte truputį su ta distancija, suvokėte santykinumą, kitaip sakant, nes dalis žmonių, jie taip priėmė tą tikrovę, kaip savaime suprantama, galbūt ir kai kas ir tikėjo tais kažkokiais tai idealais. Matot, kaip mes nuo pat pirmų klasių mums mokykloje aiškindavo visiškai kitaip, negu namuose mums stengiasi irgi nelabai ką pasakoti, nes bijojo. Bijojo, kad vaikai ką nors įsižios kažkur ne vietoje ir taip toliau. Taip, kad visą laiką, bent per mokyklą, aš jaučiausi kaip ir visiškai gerai. Žymiai vėliau, jau dirbdama, aš pradėjau pastebėti, kad vis dėlto kažkas man čia, kad aš kaip tai kitaip. Truputėlį kitaip, kažkaip kirbėdavo mintis. Jo, kažkaip kitaip. Bet aš galvoju, Bagdoniški vaikai viską žinojo. Žinodavo, kas miške, kas šitie, tie vadinami liaudies gynėjai. Bet vaikai niekada nieko nepasakydavo niekam, kur nereikia. Aš ir dabar tų vadinamų NKVDistų ir vietinių žinau pavardės ir atsimenu aš jos. Aš neminėsiu tų pavardžių, kadangi aš nežinau, galbūt jų vaikai išaugo, ar anūkai, jie yra visiškai kitokie žmonės, galbūt. Todėl ir nesinori jiem padaryti kokių tai nemalonumų, bet aš atsimenu jos visus. Šiaip riomerių turbūt ne viena šaka yra. Štai va čia neseniai buvau Trakuose ekskursijoje, tai ten sakė irgi yra riomerių koplyčia, bet... Tai čia jų koplyčia. Kieno? Romerių. Taip, riomerių koplyčia. Romerių koplyčia, ta pati šaka. Ta pati šaka? Žinoma. O jis kažkaip gal suklydo tada gidas, taip. Ta pati šaka, netgi jo motina ten palaidota. O, šit kaip. Taip. Ten prasideda laidojimas, reikia suskaičiuoti, reiškia jo senelis, jo prosenelio. Prosenelis, prosenelė, po to eina jau sekanti karta ir palaidota jo motina. Būtų buvęs ir tėvas palaidotas, bet tuo metu buvo Lenkų okupacija, negalima buvo pravažiuoti. Dėl kai tėvas mirė 20 metais. O šiaip tas čia jų koplyčia. Ir ten pasakojo, kad dar vienas koks tai giminaitis iš Kanados domisi, kad irgi norės dar ten atgulti. Gal žinot apie jį kažką? Žinoma, žinau. Tai kaip aš jums sakiau, kur Belgijoje gyveno Andrius, tai Andrius, kai atvažiuodavo čia, remdavo labai Trakų tą bažnyčią. Ir
jie atsijėmė savo dvarą Tytuvėnuose ir dabar tas dvaras yra paliktas Andriaus brolio Kanadoje gyvenančio sūnui vyresniam, Tedui. Ir dabar neseniai jis buvo atvažiavęs. Jis yra už mane jaunesnis 8 metais, tas jau paveldėtojas. Ir jis yra sūnus Redo Romerio, kuris karo metais pas mus Vilniuje ir gyveno. Kadangi jų tėvus, čia yra Sofijos Romerienės dailininkės vaikai, jų tėvus, ta Sofija Romerienė ir jos vyrą išvežė 41 metais. Ir tik atsitiktinumas buvo, kad 5 vaikai, kurie buvo studentiško amžiaus, nė vieno tuo metu nebuvo namie. Tai išvežė tik tėvus. Vaikai liko tokie benamiai, kaip čia pasakyti. Va tokie. Tai vyriausias sūnus ir gyveno pas mano tėvą. Ir kai ateidavo šitie tikrinti kažko tai į namus, tai jis sakydavo, kad čia jo sūnus ir jie nesusigaudydavo. Pavardė ta pati. Iš tikrųjų, giminėje nemažai buvo dailininkų ir Sofijos. Taip. Sofijos piešiniai tai yra tikrai labai nuostabus ir jinai patyrė tas tremtį. Taip. Ir vyras ir mirė tremtyje Eugenijos. Taip. Ir kokia jinai jums giminė, Sofija? Tėvo antros eilės pusbrolio žmona. Tai tų Riomerių yra ne viena šaka? Ne viena. Ne viena. Yra. Nežinau kas atsiuntė man iš Anglijos. Atsiuntė iš Anglijos Kurlendijos šitų bajorų knygą. Ir ten yra Romeriai ir yra jie visi visos šakos ten surašytos. Tai labai daug jų, labai daug. Bet Lietuvoje tai viena ar irgi kelios buvo? Kelios. Viena čia, o viena ten apie Kaišiadorės kažkur. Viena, bet jie visi yra giminės. Vis tiek giminės. Taip, vis tiek jie yra giminės, tik tai kurioj kartoj. Taip, kurioj kartoj. Tai iš tikrųjų labai puiku. Tai kągi, matyt, pakalbėjome daug. Nu, kad taip pat išblaškytai biški, ne? Tai toks gyvenimas, tokia istorija, bet... Istorija tokia paini, ilga, giminė labai didelė, jie turėdavo daug vaikų. Tai labai taip įsišakojimas didelis yra. Ir kai žiūri tą, kur sakiau, atsiuntė man iš Kurlendijos bajorų tą knygą, tai oi kokios lentelės. Labai daug. Mūsų tema buvo trejopa, tai yra apie dvaro istoriją, apie jūsų istoriją ir žinoma sujungiantis tas temas Mykolas Riomeris, mūsų konstitucionalistas, valstybininkas. Aš esu Saulius Spurga. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų.